3 zodiako ženklai, kurie labiausiai mėgsta dirbti. Kiekviename biure, komandoje ar projekte yra žmonių, kurie tiesiog prisima daugiau nei turėtų. Ne todėl, kad kas nors juos verčia, bet todėl, kad tokia yra jų prigimtis. Tuo tarpu kai kurie griežtai laikosi savo pareigų ribų, šie zodiako ženklai dažnai daro tai, ko niekas kitas nedarytų, ir nesiskundžia. Jų atsidavimas darbui, atsakomybės jausmas ir noras, kad viskas veiktų tobulai, dažnai lemia tai, kad jie prisima papildomas užduotis, užsibūna darbe arba paskutinę minutę padeda kolegoms. Mergelė. Mergelė yra perfekcionistė, kuriai sunku priimti kažką nebaigto ar paviršutiniškai atlikto. Jei jis pastebi klaidą, jis ją ištaisys. Jei jis mato, kad kažkas vėluoja, jis imsis iniciatyvos. Nors tai dažnai sukelia jai papildomą stresą, jos poreikis tvarkai, aiškumui ir kokybei yra stipresnis. Mergelės dažnai yra tylūs herojai, kurie kontroliuoja sistemą, net kai to nereikia. Ožiaragis. Ožiaragiai nemoka daryti kažką per pusę. Jų ambicijos ir atsidavimas darbui dažnai lemia tai, kad jie prisima atsakomybę už visą komandą. Jei jam teks pasilikti ilgiau, jis tai padarys. Jei jiems reikia imtis užduoties, kuri nepriklauso jų kompetencijai, jie ją atliks su visiškai rimtu požiūriu, tarsi tai būtų jų kompetencija. Nors kartais tai gali sukelti jiems išsekimo jausmą, jiems sunku pasakyti ne, kai skambina dėl darbo, ypač jei jie jaučia, kad viskas priklauso nuo jų. Vėžys. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad jie nėra iš tų, kurie pasirengia prisimti papildomą atsakomybę, bet vėžys yra ženklas, kuris giliai rūpinasi kitais. Jei vėžys mato, kad kažkas yra streso būsenoje ar perkrautas, jis nedvejodamas prisiims dalį naštos. Jo empatija ir kolektyvinė atsakomybės jausmas daro jį nepaprastai vertingu bet kurios komandos nariu. Vėžiui svarbu ne ambicijos, o įsitikinimas, kad viskas veikia ir niekas nesijaučia prisliktas. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelėkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.